Labas vakaras visiems, kas domisi savivaldos naujienomis. Šiemet rugsėjo 1-ąją į Druskininkų savivaldybės mokyklas susirinko 2771 moksleivis. Iš jų 167 pirmokai ir 347 abiturientai. Leipalingio pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai turėjo dvigubą šventę, nes ten buvo oficialiai atidarytos krepšinio ir universali sporto aikštelės. Ta proga surengtos draugiškos futbolo varžybos tarp mokyklos dešimtokų ir savivaldybės tarybos narių bei administracijos darbuotojų. Po atkaklios kovos rezultatu 4-1 pergalę iškovojo moksleiviai. Kitos naujienos. Visą rugsėjo mėnesį draudimo bendrovė Lietuvos draudimas kartu su Druskininkų savivaldybe vykdo akciją Apsaugok mane. Jos metu bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų visose miesto gatvėse draudimo laikotarpiu. Tai yra nuo rugsėjo 1 iki 31 dienos, nuo 7 val. Ryto iki 9 val. Vakaro. Įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo išmoka mokama nukentėjusiųjų tėvams ar globėjams. Druskininkų miesto pėsčiųjų perėjos prie Ryto gimnazijos, Atgimimo vidurinės mokyklos ir Saulės pagrindinės mokyklos yra paženklintos specialiuoju akcijos ženklu Apsaugok mane. Tęsime laidą. Praėjusį šeštadienį Druskininkuose lankėsi Juodkalnijos Respublikos vyriausybinė delegacija, vadovaujama ministro pirmininko Igor Lukšic. Svečiams Druskininkų kurorto istorija, jame teikiamas paslaugas, gydomuosius faktorius, infrastruktūrą ir vykdomus bei jau įgyvendintus projektus pristatė savivaldybės administracijos direktorius Linas Urmanavičius. Delegacijos nariai aplankė Druskininkų gydyklą, vandens parką ir žiemos pramogų kompleksą Snoras Snow Arena. Svečiai ypač domėjosi įgyvendinamų projektų finansavimo šaltiniais, jų įsisavinimu, ES parama ir jos gavimo procedūromis. Po susitikimo delegacija aplankė Druskininkuose apsistojusius Juodkalnijos krepšininkus ir stebėjo jų varžybas Alytuje. Man buvo rekomenduota aplankyti jūsų miestą ir tikrai nesigailiu čia atvažiavęs. Tai yra labai graži vieta, kurioje galima rasti įvairiausių dalykų, kurie padaro žmonės laimingus. Juodkalnija taip pat yra turizmo šalis ir mes labai stengiamės šią linkmę ją plėtoti. Labai įdomu palyginti mūsų teigiamas paslaugas. Druskininkai juk yra sveikatos, vandens ir žiemos kurortas visus metus. A little bit farther away, it's snow resort, so pretty nice complex, and I like it very much. Gal žinote, kada vėl grįšite į Druskininkus? Dar nežinau, bet kai tik būsiu Lietuvoje, pasistengsiu čionai atvažiuoti, pasinaudoti kurorto paslaugomis ir būti čia ne vieną dieną. Įsibėgėjus Europos krepšinio čempionatui, druskininkiečiai miesto gatvėse vis dažniau pastebi aukštaūgius krepšininkus, kurie intensyviai ruošiasi varžyboms sporto centre. Poilsio metu laiką jie leidžia viešbutyje, parkuose ar kurorto kavinėse. Sporto centro direktorius Julius Matulevičius ne tik papasakos apie Europos krepšinio čempionato dalyvių viešnagę Druskininkuose, bet ir plačiau pristatys kitus sporto renginius. Padėjus šiek tiek pastangų, padėjom Lietuvos krepšinio federacijai ir Europos vyrų krepšinio čempionato Lietuvoje rengėjams Grand Spa Lietuva apgyvendindami Alytaus grupės krepšinio komandas. Tai svečiai iš Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Makedonijos, Kroatijos, Suomijos ir Graikijos. Apie 130 sportininkų nuo rugpjūčio 29 iki rugsėjo 6 dienos gyvens, treniruosis Druskininkuose. Gal girdėjote atsiliepimus apie gyvenimo sąlygas, ar krepšininkai patenkinti jomis? Žinot, apie kažką blogo būtumėm išgirdę iškart, nes į sportininkų nusiskundimus labai jautriai reaguoja ir apsaugos tarnybos, ir organizacinio komiteto darbuotojai. Iš jų jokių pretenzijų negavom, vadinasi, gyvenimo sąlygomis, maitinimų, treniruočių sąlygomis sportininkai patenkinti. Tai dabar apie vyksiančių sporto renginius.
Kokie artimiausiu metu nusimato? Be abejo, šitas Lietuva vykstantis krepšinio čempionatas, Europos krepšinio čempionatas palieka gilų pėdsaką ne tik Druskininkų gyventojų gyvenime, bet ir visos Lietuvos sportinėme gyvenime. Iš Alytaus zonos arba iš Druskininkų Grand Spa Lietuva rugpjūčio 6 dieną 3 laimingosios komandos išvyksta toliau rungtyniauti į Vilnių, o 3 nelaimingos, jeigu taip galima išreikšti, komandos patyrusios nesėkmės sugrįš į namus. Bet tuo sportinis gyvenimas Druskininkuose nepasibaigs, jis gana intensyvus ir šiandien be 6 Europos šalių krepšinio komandų Druskininkuose stovyklauna Lietuvos Ryto krepšininkai, Surguto universiteto krepšininkai, Kursko Dinamo krepšininkės merginos. Atvyks stovyklauti ir kitos krepšinio komandos iš Rusijos. Todėl smagu pasakyti, kad rugsėjo mėnesį mūsų laukia labai geras moterų krepšinio turnyras, kuriame dalyvaus Rusijos krepšinio čempionė Jekaterinburgo UGMK, Lietuvos čempionės Kauno Vičy komandos, viešnios iš Rusijos Ivanovo miesto ir Kursko Dinamo krepšininkės. Tai yra vienas turnyras. Rugsėjo 17 dieną surengsime turnyrą legendiniam treneriui Algiui Gedminui prisiminti. Tame turnyre taip pat dalyvaus apie 6-8 moterų krepšinio komandas iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos. Be krepšinio mūsų laukia kiti labai įdomūs sportiniai renginiai. Tai automobilių ralis Druskininkai Classic, kuris vyks rugsėjo 15-17 dienomis ir finišuos rugsėjo 17 dieną Druskininkuose pramogų aikštėje. Na ir tą pačią dieną rugsėjo 17 vyks tarptautinis sportinio ėjimo turnyras. Sunku išvardinti visus tuos sportinius renginius, varžybas, treniruočių stovyklas, kurios mūsų mieste vyksta visą vasarą ir rugsėjį. Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų seniūnaitijose rugsėjo 19-22 dienomis organizuojami seniūnaičių rinkimai. Plačiau apie tai savivaldybės interneto svetainėje. Ir trumpai apie rugpjūčio 30 dieną savivaldybės tarybos posėdžių salėje sušauktą posėdį. Jo darbotvarkėje buvo 18 klausimų. Svarbesni iš jų: Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos teikiamų paslaugų kainų pakeitimas, uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Druskininkų Šiluma 2011 metų investicijų plano derinimas. Informacija apie visus savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus pateikiama savivaldybės interneto svetainės skiltyje tarybos posėdžių darbotvarkės. Ir tai jau visos naujienos šį kartą. Ačiū žiūrėjusiems, o nauja savivaldos savaitė kitą pirmadienį.